Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, čia laida Reidas. Tai švietėjiška laida apie mus bendroje erdvėje, kelyje. Važiuojam. Ir iš karto pereiname prie Reido reporterio medžiagos, jūs pažiūrėkite šį vaizdo įrašą ir viską suprasite. Vaikinė norėjo palenktyniauti. Iš pradžių, kai Reido reporteris norėjo jau persirikioti į pirmą eismo juostą, iš paskos važiavo Audi A4, tačiau reporteris nespėjo, kadangi Audi vairuotojas labai agresyviai vairavo ir staiga persirikėvo į pirmą eismo juostą iš antros ir paspaudė greičio pedalą. Buvo greitis apie 70, rašo mums reporteris, o pastebėjęs Schumacherį, jį praleido, rašo mums toliau reporteris. Po to iš kairės pusės pasirodo BMW jaunuoliai, kurie vijosi Audi A4. Rezultatas – avarija. Bet tokia sulaiminga pabaiga, sakytume. Visa laimė, kad pėsčiųjų nebuvo, visa laimė, kad į smartą nesirėžta, kuris stovėjo priešingoje eismo juostoje. Pažiūrėkite dar. Ir tai avarija, apie kurią nieko policija nesužinojo. Joks pranešimas neužregistruotas. Trečiadienį Aglonos gatvėje susidūrė du viena kryptimi važiavę automobiliai. Ir žinote, kas įdomiausia? Pilietis atvažiavęs iš Kretingos, prieš tai kirtęs ištisinę liniją ir iš antros eismo juostos bandęs įsukti į teritoriją bei užkliuvęs už pirmą juostą važiavusio kurjerio automobilio, jautėsi dėl avarijos nekaltas. Blogas rytas. Koks? Blogas rytas, sakau. Koks slydus. Aha. O kaip buvo avarija dabar, sakykit? Nu, matot, ką buvo. Paulius į užpakalį, kas sakantis. A, į užpakalį polė, sako? A, jūs nenorėt nieko daryti, nei reikiuotis nieko nenorėt daryti? Sukau, čistai, įkėjim. Į kiemą sukot? Nu. Bet jūs keitėt važiavimo kryptį, ar kaip buvo? Sukau, įjungė, pasak sukau. O iš kurios jos to sukot? Pafilmuokit va. Aha. Matot pavadinimą? Nu, tvarkoj. Tai va, aš daugiau nesakysiu. Gerai, palaukime policijos pareigūnų, ką jau čia, jie atvažiuos ir paaiškins tą patį. Ir vis tiek ponas iš Kretingos nesutiks su avarijos aplinkybėmis. Žmonės sutaudėjai, sumė, aš besustujau ten iš inercijos, aš nekirnau. A, žinot kokia inercija? Inercija yra va tokia, gavosi smūgį, va tokia. Tinkt. Jeigu jūs būtumėt gavęs jau susuktų, jūs mašinai būtų ar apsokę, ar stovėtumėt. Čia labai lėta, on čia praktiškai Baikit. Jeigu jūs būtumėt pasukęs, jis būtų jums su priekiu trenkęsis, o ne su šonu. Ta kas šis skaitos, jis šuo? Čia yra šonas. Šuo ant sinučiai. Kairysis šonas. O kas čia šitą įnekčia? Bet žiūrėkit, dabar yra... Mes nebediskutuosim, dokumentus duokit. Nediskutuojam, reikia. Gerai, viskas aišku. Šitą, žmonės, šitą čia, aš pasisukęs jau buvau. Šitą smūgis, ta kas čia priekis, pasižiūrėkit, kur smūgis, va. Šitą eitų veitaus nuslyda, su tau kompu, nuslyda. Tai jeigu jūs nebūtumėte Nesutinku. stokit, aš jums sakau. Nu, nešauk, tu šauk. Dokument, prašai. Vairuotojas, jūs matot, kad čia yra ištisinė linija. O žinot, kas būna už ginčius su kelių eismo taisyklių knygute? Gali gauti mėnesio atostogų, kad taisyklės pasikartotum, nesąmonė nedarytum. Ta trečiadienį Kretingos gatvėje ant pėsčiųjų perėjos, saugos salelės ir ant svarbaus kelio ženklo užlipo automobilis Nissan Juke. Avarija vyko, kai nežinia apie ką galvojusi ponia, sukdama kairėn iš Šiltnamių gatvės, kažkokiu mistiniu būdu su baltuoju paršeliu netilpo į dešinę eismo juostą ir atsitiko tai, kas atsitiko. Ponia kasdien važiuoja šiuo maršrutu ir kodėl dabar pavažiavo būtent taip, paaiškinti negalėjo, nors buvo blaivi, blaivutėlė. O dabar siužetas girtutėlis. Ta pati trečiadienį apie pusę 2 dienos Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Šiaurės prospektu įtartinai vairuojamas taksi automobilis Ford Galaxy. Automobilis mėtosi iš vienos kelio pusės į kitą, trukdo kitiems saugiai važiuoti. Kelių policijos ekipažas į paiešką pakilo Klaipėdos rajone, Ginduliuose ir netrukus įtartinas automobilis buvo sulaikytas tik išsukęs iš Šiaurės prospektų, Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje. Labadiena, gerbiamas Genadijau. Kas nutiko? Išgėręs esat? Taip. O kodėl išgėrėte, gerbiamas Genadijau? Nu tiek visi kalbam nuo ryto iki vakaro. Dar tokį darbą dirbat. Kas nutiko? Darbo daug? Nėra darbo. Nu, atsiprašau, išgėręs esu. Atsiprašot? Taip. Manęs nereikia atsiprašyti. Mūsų visų reikia atsiprašyti. Nu, atsiprašau, išgėręs esu. O kokią progą gėrėt? Gerbiamas Genadijau, nu proga, Velykos.
Bet Rusų Velykos dar už mėnesio. Pascha. Nu, dabar pradėt nuo lietuvių. Nu, esi išgėręs. Atsiprašau, esu išgėręs. Aš jau girdėjau. Gerbiamas Ganajo, kur jūs važiavot? Pagal iškvietimą? Ai, namo, pagulėti. Supratau. Bet dabar bus bėdos, žinokite. Bet labai stiprios. Nu, ką padaryti? Teisėm baba, pinigų reikės 1000 eurų turėti. Ir suprantat, ir kitas dalykas, vairuotojo pažymėjimo neteksite. Aš turiu. Turit vairuotojo pažymėjimą? Viskas turiu. Viskas. Ne, jūs jo neteksite, jau pas pareigūną yra vairuotojo pažymėjimas. O kokią progą pasigėrėm? Nu, užgėręs. Ai, zapojus, taip? Taip. Supratau. Nu, gerbiamas Genadijau, man nuoširdžiai jūsų gaila. Bet dar labiau būtų man gaila tų žmonių, ant kurių būtumėt užvažiavęs jau kitoj sankryžoje. Nes jūs esat girtas visiškai. Blogai. Blogai, taip? Blogai. O seniai taksi vairuotojų dirbat? Senai. Supratau. Nu, stiprybės jums. Vairuotojui Genadijui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,24 promilės alkoholio. Vyriškis paaiškino, kad buvo žvejyboje ir dabar jam yra prasidėjusios daugiadienės. Jis visus įprašė už gerimą, už vairavimą, už sukeltus nepatogumus ir vėl užmigo. Kol pilietis policijos automobilyje pūtė ūsą, jam buvo surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas, o automobilis išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. To trečiadienio incidentai dar nesibaigė. Apie jos antroje laidos dalyje, o dabar reporterių darbeliai. Reporteriai savo darbus pradeda Kretingoje ir iš karto norime atkreipti dėmesį į avaringiausią šio miestelio sankryžą. Na kaip čia nevyks avarijos, jeigu štai taip yra vairuojama, kai blondinė atvažiuoja iš dešinės, jau labai degant raudonam šviesoforo signalui. Šilutės kelias, jo atkarpa tarp Jekužiedo ir Dituvos. Kažkur ties Rinkais. Štai taip yra lenkimas nufilmuotas. Geras asilas, tiesa. Klaipėda, Šilutės plentas, spjovėsi bendruomenės taisyklės, štai tai tas ponas Edvardas vaikšto po Šilutės plentą ir tai būtų kaimo vieškelis. Debreceno ir Šilutės plentų sankryžoje, mielas ponė esantis kairėje ekrano pusėje, iš šios eismo juostos, iš kurios važiuojate tiesiai, galima sukti tik į kairę, nes reporteris kaip tik ten ir suka. Giruliuose Renault Megane vairuotojas įžūliai lenkė prieš pėsčiųjų perėją. Na, būtų vasara, jau būtų paklojęs kelis pėsčiuosius žaltys. Tamsta vairuotojui, kuris Liepų gatvėje bandote atlikti sūkį kairėn, ar jūs rodiklių nematote, ar kas jums nutikė, ar čia, kad eismą trikdote, ką? Ta pati Liepų gatvė, tik naktis ir sankryža su Trilapio gatve. Štai ponas Raudonas per raudoną labai jau ketina mauti, tik kad tas movimas gali baigtis vaitonėmis kitą kartą ir keiksmais. Vaikus ir ypatingai einančius per pėsčiųjų perėją praleisti būtina, ponė dešinėje ekrano pusėje. Komisaras užsiseivino jūsų valstybinius numerius, kai pavarėte negražiai Senvario žiedė. Visureigio Mercedes-Benz vairuotojas iš antros pilies eismo juostos pasuko į Minijos gatvę, jis toks didelis, kad ten pirma juosta netinka, jis pasukti niekaip negali. Netikite? Tas pats visureigis, tas pats Mercedesas, vėl iš antros eismo juostos į dešinę. Šį kartą netgi degant raudonam šviesoforo signalui pavarė. Dabar pertrauka. Dabar įsidėmėsiu į reklamą ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Debartuose girtas vairuotojas pamiršo stabdžių pedalą, Debreceno gatvėje vyrai visai nepabaigė Velykų maratono, priekulės aplinkelėje sudužo viena iš 4 esančių tokių Toyotų, tragiška motociklo avarija Girulių kelyje ir aišku mūsų reporterių darbai darbeliai antroje laidos dalyje. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Tiek buvo reklamos ir Baltikum televizijos anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Bus ką pažiūrėti.
Mūsų krašte nesiliauja girtos avarijos trečiadienį, beje tą patį trečiadienį, apie kurį daug kalbėjome pirmoje laidos dalyje. Taigi tą trečiadienį apie 6:30 vakaro prie Lebartų kapinių girtas Renault Megane vairuotojas Aleksandras atsitrenkė į Opelį, o tas į Passat. Kur jūs automobilį vairavo, sakykit? Aš Pirmąjį? Pirmąjį. A, tai nedaug gavote. Nedaug gavote. O jūs sustot norėjote? dar Astra pristabdė gerai. Jis Aha. pamatė, pareina jį, jis dar pristabdė. Nes va, kur prasidėjo viskas? Nu, dar toliau prasidėjo. Dar toliau prasidėjo. Šis galas. Jo. O jūs norėjot sukti ar tiesiog suvažiavo? Ne, sukau į kairį, buvo posūkį, pervažiavau kalnelį ir buvom čia posūkį. Supratau. Sukau į kairį. Nepajutau, mes turėjau į priekį. Pamačiau, kad Opel Astra nuo Jūrininko prospekto kartu važiavom, tai stebėjau per bėdį. Mačiau visą laiką normaliai važiuoju. O tokia, nepačiau, kada jis parėjo. O Opel Astra vairuotojas matęs, aš matau, kad pareina, kad jis sunkiai. Ir jį išvežė ligoninę tą vairuotoją? Išvežė. Sprandas. Sprandas? Supratau. Oi. Nu ką su tais girtuokliais daryti? Aš jau nebežinau. Nu visi mes išgeriam, bet nevairuojam teisingai. Nu. Bet pons vidutinis girtumas jūsų, bet orientacija lyg būtume 3 promilės pusumėt. O, Viskas. Opelio vairuotojas išvežtas į ligoninę, o avarijos kaltininkui štai šiam piliečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,86 promilės alkoholio. Kaip jums patinka girtuoklių norima tvarka? Gerai, kad mūsų blaiviųjų kol kas yra dauguma, o nuo girtuoklyšių mus gali apsaugoti ir dar vienas įrankis – viešumas, arba tiksliau laida reidas. Ta girta yra varinga trečiadienį, įsiklausykite, trečiadienį vainikavo avariją Priekulės aplinkelėje. Po 10 valandos vakaro toje vietoje, kurioje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, keleivinis autobusas važiavęs maršrutu Kaunas-Klaipėda nepraleido automobilio Toyota Paseo. Jūsų pagrindinis. Autobusas tiesiai. Aha. Šuo neįsigando? Neišsigandęs. Įsigandęs? Nu laikyk šunį, nes po avarijos šunys pabėga. Bet viskas tvarkoj, sužeistų nėra. Sakaras. Gerai viskas? Sužeistų nėra, viskas tvarkoj? Nėra. Deklaracijas pildysit? Turit jas? Turiu. Ai, draudimo? Tai atvažiuos patruliai patikrins, jeigu yra draudimas, tai jokių problemų. Pasak Toyotos vairuotojo, Lietuvoje buvo tokie 4 automobiliai. Liko 3. Žmonės per avariją sužeisti nebuvo, vairuotojai buvo blaivus, autobuse buvo 6 keleiviai, Toyotoje šuo. Tai būtent jis, ko gero, patyrė didžiausią stresą. Taip jau yra. Po avarijų labiausiai nusimena šunis, o apvirtus automobiliai jie kartais dingsta visiems laikams. Klaipėdoje Nemuno gatvėje prie vieno viešbučio driftinti bandė automobilio Mitsubishi Colt ekipažas. Manevras nepavyko, atsimušus į bordiūrą važiuoklė išklibo, o 3 tamsiai apsirengę jaunuoliai dingo. Automobilis vien Lietuvoje turėjo šlovingą biografiją. Jį valdė kažkokia ponia iš Radviliškio, nuo po to pradėjo eiti per rankas vargšas Coltas, kol neatsidūrė policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelėje. Ko gero, ten jis ir supus. Debrecino gatvėje automobilio Mazda 6 ekipažas buvo toks girtas, kad net nepastebėjo, jog Debrecino ir Gedminų gatvių sankryžoje stovi kelių policijos automobilis. Negana to, buvo paskambinta ir pranešta, kad nuo Debrecino 36 namo pajudėjo girti. Nuvažiuota netoli, о как girti, tai aišku. Вы ничего не сделали? Ничего не нарушали. Не, вы ничего не делали? Мы сделали, но мы ничего не нарушали. Ну как это так? Совершу понять. Не, ну пьяным то нельзя ехать вообще-то. А кто сказал, что он пьяный? А он не пьяный? Выпивший. Выпивший? Извините. Извините тогда. Чуть-чуть выпивший. А сколько это чуть-чуть? Немножко не считается. Виноват. Gerbiamas Viačeslavai, 243. Dar truputį ir sunkus girtumo laipsnis būtų, gerbiamas Viačeslavai. Vairuotojas Viačeslavas būtų nuoširdžiau pūstelėjęs, būtų įpūtęs sunkų girtumą, o dabar tik 2,42 promilės alkoholio. Ir kada mes baigsime tas Velykas švęsti? Ką? Sutemus Kalnapės ir Rambino gatvių sankryžoje susidūrė 2 baltos spalvos automobiliai. Kodėl mes apie tą spalvą? O todėl, kad prie tokio apšvietimo turėjo gerai matytis tą spalvą, bet vis tiek mašinėlės susipuolė. Taip, važiavau pagrindinę. Aha. Ir taksis lėkė ir aš stabdžiau, bet jau buvo, aš neužleidau tiesiog.
Na, čia tokia sankryža iš tikrųjų. Bjauro kok. Dažniausiai čia pristabdo tie žmonės, nes čia nieko nesimato ir čia mašinų nesimato. Aš jau mačiau, kad aktas lekia ir dėl to pradėjau stabdyti, bet jau buvo per vėlų. Jūsų keleivis buvot? Be keleivių. Be keleivių? Gal iškvietimo, aš jau nežinau. Nu jo, dabar tik atodusį beliko. Šiaip įdomi sankryža, avaringa, o ką daryti? Nieko nedaryti, stebėti kelio ženklus ir avarijos baigsis. Gal baigsis. Naktį šeštadienio sekmadienį apie 4 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Darsekliuose sodų bendrijoje Guboja automobilis išvartė tvoras, gali būti sužeistų žmonių. Atvykus kelių policijos patruliams, automobilio Mazda 6 ekipažas jau buvo išvežtas į ligoninę. Vairuotojas mažiausiai turėjo susimušti galvą, nes jo diržas užsegtas už sėdynės atlošo. Ir ką jis apgavo? Aišku, kad save. Automobilio salone šalia vaikiškos kėdutės mėtėsi tuščia laustara. Įvykio vietą iš netoli esančių namų atbėgusi automobilio savininko žmona teigia, kad jos vyras yra doras ir girtas nevairuoja, nors sakė, kad prieš tai buvo potavę. Kiek automobilių važiavo žmonių neaišku, nes keleivio pusėje tarp tvoros lentų rastas įtariama keleivio batas. Automobilis Mazda uždarytas į policijos saugomo automobilio stovėjimo aikštelę, vairuotojas reanimacijoje, keleiviui lūžo stipinkaulis. Trečias neaišku kur. Įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos tarnybos pareigūnai. Sekmadienį apie 4:30 popiet kelyje tarp Naunragės ir Girulių avariją patyrė motociklas Yamaha. 30-metis motociklininkas Stasys dėl sunkios galvos traumos buvo išvežtas į ligoninę. Kelių policijos tarnybos pareigūnai jau nustatė, kad motociklas lenkė automobilių koloną, kai staiga jis virto priešingoje eismo pusėje. Keliolika metrų slydo šonu ir atsidūrė šalikelėje. Deja, praėjus parai po avarijos naktį iš pirmadienio antradienį motociklininkas mirs. Klaipėdos apskrityje šiais metais žuvo 7 žmonės, 6 buvo neblaivūs. Filmuoja Reido reporteriai. Markelevičio, dabar žiūrėk, su bulkomis baigė įkovoti, tvarkyk dabar Panevėžyje golfus. Čia Klaipėdos projektuotojų bei Dariaus ir Girėnų gatvių sankryža, į kurią iššoka golfas. Jam dega raudonas. Jis priverčia reporterį staigiai stabdyti. Už jo važiuojantis automobilis vos spėja persirikiuoti į pirmą eismo juostą, kad į reporterį nekaltų. Toliau tas pats golfas prie Klaipėdos gatvės 95 namo pėsčiųjų perėjo nepraleidžia į perėją įėjusių 2 vaikų. Gerai, kad vaikai pamatė ir laiku sustojo. Tomai, tvarkomės, gerai? O čia pamatysite drąsuolį iš dešinės kelio pusės šaunantį į pagrindinį kelią. Be problemų. Ir jis yra labai drąsus ir patyręs turbūt, nes į šoną juk negavo. Dviratininkai iš kairės pusės šauna ir Rūtų gatvėje iš šalutinio kelio pasirodė ir dar pakelia ranką dėkodami, kad nepartrenkė. Kelias Jakai Dovilai, judrokas kelias, tad jūs turėtų sužavėti šio golfo vairuotojo drąsa ir žalumas, ką? Balandžio 6-ąją saugaus eismo dieną Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryžoje 2 pravaro degantį geltonam šviesoforo signalui ir tai dar ne viskas. Siužetą vainikuoja šis veikėjas kairėje ekrano pusėje, barantis per raudoną. Mūsų rankos ilgos ir štai vaizdelis iš Lenkijos, kaip mažyliukas fietukas prieš eismą varo, taigi kaip duoda į tokius Lenkijoje prieš eismą varančius, tai irgi ašarų pakalnė būna, bei pilnos pakelės, krepšių bei žvakučių. O čia pretendentas į savaitės pavairavimą. Klaipėda, Perkėlos gatvė, kelias iš tarptautinės Perkėlos ir savo ekranuose matote narsų Mercedeso vairuotoją, kuris varo prieš eismą ir ko gero tai būtų varęs dar, bet pamatė kažką iš priekio atvažiuojantį, tai sumojo, susivokė, kad negerai jis daro, reikia kažką daryti, tai ir padarė. Progai pasitaikius grįžo į savo pusę, į dešinę pusę, kuria vyksta eismas Lietuvoje. Čia dabar pamatysite tokį nelabai gražų automobilio Volkswagen Passat pasirodymą ant mokyklos gatvės viaduko, o važiuojant toliau, tuo viaduku mes privažiuosime savaitės pavairavimą. Nusileidus nuo to viaduko, mokyklos ir Verpėjų gatvių sankryžoje, pripažinkime, tai bus savaitės situacija, savaitės jovalas, savaitės ne avarija iš Klaipėdos mokyklos gatvės viskas. Šiandien viskas, mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija, kaip visada, rodo Reidą. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas ir Audrius Traupas. Būkite aplankyti. Sudie.